Apie mane niekas nesirūpina. Gaunu pensiją, vaikai gauna invalidumą. Nu ir gyvenam iš to. Iš to ir gyvenam. Aštuntą klasę eidami pasireiškė jiems ta liga. Jau paleidę iš mokyklos, pavargę, jau tik tarpą mes nupečių ant lovas krint. Nu paskui vis tiek jau čia jau prie daktarų. Tauragės daktarai Sipaitis buvo, atsimenu, pravardę. Įdadavo vieną, neatsimenu, nervo daktaras buvo. Tai tas pasakė, jau nuspėja tą ligą, kas jie yra. Bet sakė, vienu daktaru nepasitikėk, važiuok į Vilnių. Pakvietė mus daktaras, toks senas profesorius. Tai man nupasakoja visą ateitį jųjų. Koks likėms jų lauk. Susitaikiau gyvenimas, mačiau, kad jeigu būsi nusiminęs, verkšlensi daugiau problemų sukelsi ir artimiesiems, ir kitiems. Nu, tiesiog susitaikai su tuo likimu ir kažkaip ieškai išeities, ieškai prisitaikyti prie gyvenimo, prie aplinkos, prie visko ir kažkaip galima kažkiek rasti savo ir užsiėmimų, ir draugų, ir pažįstamų. Ir tik reikia pačiam būti kažkiek, nenusiminti. Jeigu pradedi pasimesti ir pradedi savęs gailėtis, tada iš tikrųjų yra sunku. O nepasiduodam, savęs neleidžiam gailėtis. Mums didžiausia problema yra dėl kanalizacijas, dėl nusiprausti. Ir reiškia, kaip žinot, mums ir taip yra sunku, jau be dar kai nėra patogumų tokių ir jie dar daugiau pasunkini. Kada jau jeigu būna jau pritaikyta kažkas, mes tada ir dar kažkiek patys galim ir kažkaip jautiesi žmogus daugiau, nereikia kitų pagalbas. O šiuo metu dabar iš tikrųjų tai mes nieko negalim nei nusiprausti, nei pasinaudoti, sakykime, ir tualetais, ir vonė, ir viskuo. Esam tiesiog dar didesni invalidai padaryti, ta prasme, kad nėra pritaikyta. Be mamos, be močiutės, mes nieką iš viso. Nei kambarį neįvažiuojame, sakykime, iš lauko. Iš lauko iš kiemą į kambarį irgi neįvažiuojam. Su vežimėliais į vonę įvažiuoti visai neina. Mes nieko, neprašom nei vieno, nei jokios pagalbos, kentėjom taip savo, kaip turėjom, bet kažkas tai pasirūpina ir dabar atkreipia labai didelį dėmesį į mus. Čia mes tokia šeima esame, matyti, Lietuvoje vienintelė. Matyti, geriems žmonėms ir įstrigo tas momentas toksai, kad jau čia mes esame tokie su viena mama, tik tas dabar gyvenam. Ir matyti, jau atsižvelgi taip labai.